Matote vaizdus iš Liepkalnio gatvės. Liepkalnio gatvė į centro pusę yra visai užtverta. Eismas sustabdytas ir todėl, kad degė štai šis sunkvežimis. Gaisras jau užgesintas, kaip matote. Tačiau automobiliams į centro pusę kol kas neleidžiama važiuoti. Nelaimė įvyko ties 96 Liepkalnio gatvės namų. Tai yra visai jau netoli Minsko plento sankryžos. Eismą yra užtvėrę ugniagesiai tiek policijos pareigūnai. Na ir matote, kaip atrodo tas sunkvežimis. Faktiškai visiškai sudegė. Ir dar bus galbūt šiek tiek pilamas vanduo iš virkštų. Eismas visai sustabdytas yra. Taigi geriau iš anksto rinkitės aplinkelį. Pro čia nevažiuokite, nes pravažiuoti kurį laiką matyt dar nebus galima. Kaip matote, dar vis šiek tiek pilamas vanduo, aušinamas pats sunkvežimis. Na, matyt, sunkvežimis užsidegė važiuodamas, kol kas nėra duomenų, ar kažkas nukentėjo. Tikėkime, vairuotojas spėjo šokti iš sunkvežimo. Na ir pati kabina išdegė, kaip matote, visiškai. Ir eismas yra sustabdytas dabar šiuo metu. Taigi, nuo Minsko plento pusės atvažiuodami, ties tą sankryžą Liepkalnio gatvėje į centro pusę važiuodami, galbūt iškart rinkitės aplinkelį, nes matote, eismas yra visai sustabdytas ir kurį laiką čia eismas matyti į centro pusę nevyks. Kaip matote, automobiliai važiuojantis į užmiestį važiuoja, tačiau gan didelė spūstis yra susiformavusi, tai gal irgi vertėtų rinktis aplinkelį. Na, kokios aplinkybės, kaip čia užsidegė, galbūt šiek tiek bus daugiau informacijos. Belieka tikėtis, kad per šį gaisrą žmonės nenukentėjo, kad vairuotojas spėjo iššokti. Ir štai kaip atrodo išdegęs vilkikas. Yra ir nufilmuota socialiniuose tinkluose. Plinta vaizdai, kaip štai iš čia vat veržiasi liepsnos. Taigi, rinkitės aplinkelį, važiuojate iš užmiesčio Liepkalnio gatve, Minsko, ties už Minsko plento, jau iškart į centro pusę važiuojant už tos sankryžos ties 96 namų Liepkalnio gatvės. Štai toks įvykis. Degė sunkvežimis ir sunkvežimio kabina visiškai išdegė. Gaisras, kaip matote, užgesintas, tačiau kurį laiką čia matyt dar nebus leidžiama važiuoti automobiliams.